gyvim, tai susitinkam tiesiai iš darbų. Seniors užkabins, dirba pernai, negaus ilsėti, šiemet gaus tą dirbti. Tai lekam kultivuoti kukurūzui. Ar pavyks šiandien suspėti, nežinau, nes biški bandė lietus kristi. O kiek to lietaus, gal ties to pasibaigs, aišku, jeigu užlys tikrai nieko baisaus, nes lietus visą laiką ir gerai. Aišku, nėra hidraulinė išlankstymą, tai akiečias reikia nusimti su rankom. Nu ką, bandom, žiūrėtum, kas čia gausis. Smagiai dirbam. Aišku, senior savo darbą atliek palei amžių puikiai, bet galėtų būti platesnis, nes traktorius nieko nejaut, nes man atrodo, jeigu neklystu, 3,6 metrą tas kultivatorius. Tai būtų bent kokie 5 jau būčiau ir antrą kartą, dabar antrą kartą pradėjau varyti, tai jaučiu būčiau baigęs, bet viskas su laiku. Tai čia pravarau antrą kartą. Jau dabar, sakykim, toji pusėsu ir tada į kitą dirvą. Nu viskas. Akiečias užkeltas. Varysiu į kitą lauką. Čia plėšinys, aišku, dabar pirmą kartą dirbus, buvo pieva. Čia, sakykim, sunkiau ta žemė dirbas. O dabar kur varau, tai jau yra, manau, 3 metai arta. Tai iš tikrųjų susiverti gražiai, tai manau jau pirmo važiavimu galėsiu greičiau važiuoti. Nu ką, akiečias numestas, lanks apdulkėjęs, viskas savo vietoje, galim gazuoti. Biški krent keli lašai į parein didelį juodumą. Ten saulė šviet, ten nebešviet. Tai žiūrėsim, gal toj darbai ir baigsias. Bet nieko baisaus. Blogiau ir kaip per šienau ten nupjauto žolės užlyno. Čia dabar tai tegu, kaip ir sakiau, reik lietaus. Nu, pirmų važiavimų, čia trečią pavarą, antrą pusę ir greit apie 10, aišku, biškai vietom reik nusimesti, kur čia, sakykim, blogiau susiverti, bet šiaip didžioji dalis tai drąsiai. Ir iš tikrųjų vien dėl to jau iš po kultivatoriaus ta žemė kitaip gaunas. Nu ir viskas. Čia kultivavus tik vieną kartą, nes iš po pirmą kartą paliek tikrai visai gerai. Tai antrą sykį neapdariau nieką. Dabar reikia tik susidėti, aišku, akiečias. Tai dar vienas kultivavimas bus grinai prieš sėjant kukurūzą. Nes biški dar kitur tokias čiut provėžas pasiliek, dar kažkas, tai dar sykį prakultivuoti. Ir manau, bus lauksėjai gerai paruošts. Tai ką, lekam į paskutinį kukurūzą dirvas, ruošuos kultivavimą. Gerai, mums ir pasakiau. Tai dirva vietoj. Įsilankstyti hidrauliškai su rankom nuimamas akiečias. Ir viskas, jie gali kultivuoti. Nu, vis tiek bus neblogai. Nes ketvirtą kartą nevarau, tik tiesiog žinau, kur kokias prastesnės vietas tai dar prasukau. Visi moliai kaip ir susitrupina. Žemė ganėtinai giliai puri.
Tai manau, puns kukurūzas bus patenkins. Šiandien kultivavimus baigtam. Sakiau, kad bus baigtas su visu, bet iš tikrųjų ne. Nes rytoj prieš sėją norim dar didžiuosius akmenis prarinkti. Kad netrukdytų sėjamajai, kad nereikėtų, sakykime, per kokį akmenį prikelti, nes automatiškai kažkiek gali būti nepasėta, bet aišku, kad ir technikas nedaužyti. Tai kol kas planai tokie, o kas bus rytoj, pažiūrėsim sykiu. Ir vėl susitinkam darbadienį, šeštadienį. 7 rytą, langai apšalint, plus vien šilumos, tai kaip gegužės 10 dabar. Kaip gegužės 10 norėtus biški daugiau šilumos, bet yra kaip yra. Naktį biški palyja, bet asfaltas džiūsta. Bet gerai, tos biški drėgmės padavė, nebus to tokio dulkėjimą, nebus to žemė pelenai. Tai dabar varau į visų darbų pradžią, o ką nuo ko pradėsam, tai neužilgas sužinosim, nes 10:11 turi atvažiuoti sėjamoji. Tai kaip ir vakar sakiau, reikia dar akmenis prasirinkti, tas vietas, kur prasivažinės, prasikultivuoti, atsivežti sėklą, atsivežti trąšų. Ir kol kas tiek. Nu viskas, sėkla pakrauta, reikia lėkti toliau. Akmenys renkami, prakultivuoju traktoriaus vėžės ir sėjamoji bus už kelių minučių. Tai žodžiu, reikia sukti šiandien. Kai čia tas kultivatorius įmatęs, 20 greit per valandą. Na nieko, gal jau šie metai atidirbs ir galės ilsėtis. Tai žodžiu, dar liekėm į Laukuvą. Gerai, kad Lukteką šiandien dirbam, nes sėjamosios to ženklintuvas saugiklį nukerta varščiuką. Tai nulėkėm, parvežėm, sėjamoji toliau sėja, darbai vyksta. Tai žodžiu, šiandien toks lengvas temps ir palaikoms. Sakoma, per kančias į žvaigždes pavasarinį sėją oficialiai galim paskelbti baigtą. Užpylėm dar, aišku, saliarkas, pamaitinom operatorių, viskas liuks. Smagu, kai tokia graži technika darbuojas laukuose. O toliau, nežinau, reikia važiuoti pačiam pavalgyti, kol biški laiką dabar yra išpo, nes nuo ryto tai čia buvo toks bėgiams, lėkiams. O dabar jau biški, kaip sakant, iki šienautės bus ramybė. Jau kai nebėja kukurūzą, galiu užsikabinti replės. Nes kol buvo kukurūzas, tai tiek pirmin, kad gal kabinėti būtų biški nuobodžiai. Bet aišku, su kaušu nėra jau taip patogiai tus rulonus su Belarusu vežti. Biški Belarusui taip jau sunkiau. Aišku, reikės čia tas provežas iš po kukurūzą pasilyginti. O dabar visiems pašarų, kraikų ir darbai bus baigti. Ir viskas. Darbai baigti, video sufilmuots. Sėja baigta. Tai ačiū, kad buvot dar vieną video. Ir standartiškai like, subscribe ir iki sekančio video.